Taigi dar kartą tarime visiems labas vakaras Lietuva ir pasitinkame jūsų aktualiomis naujienomis, pavyzdžiui, tokiomis, kiekgi artimiausių metų galėtų kainuoti kuras ir ar kainos šoktelės po savaitgalio neramumų. Iš tikrųjų, savaitgalį nuskambėjo žinia, kad Iranas atakavo Izraelį ir jau iš karto socialinėje erdvėje ypač greitai pasigirdo tokie siūlymai, kad galbūt reikėtų prisipilti pilnus bakus degalų, nes, karas ir galbūt, ko gero, kainos šoktels į viršų, kai buvo karui prasidėjus Ukrainoje. Taip, prieš porą metų, kai už kurą mokėjome beveik porą eurų už litrą, dabar mokame vidutiniškai daugmaž apie 50 centų pigiau negu tada, bet darosi neramu. Gal jau reikėtų pulti degalinės, kol ten dar yra pigesnio kuro. Ir kaipgi neramumai, raketų antpuolis Izraelyje gali pabranginti kainą, pavyzdžiui, Tauragės degalinėje. Dar vienas klausimas, į kurį netrukus bus atsakyta. Mat studijoje jau turime svečią, tai yra Arūnas Vizickas, portalo Pricer LT įkūrėjas. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai, ponia Arūnai, ar po savaitgalio įvykių Izraelyje, ar ką pastebite, ar šokteli kainos kyla po truputį viršų? Aš sakyčiau, kad pats konfliktas jisai prasidėjo dar balandžio 1 dieną, kai Izraelis pataikė į konsulatą, reiškia, Sirijoje ir Irano ir žuvo, reiškia, jų ten aukšto rango karininkai. Ir čia buvo Irano atsakas. Jis buvo pakankamai teatralizuotas. Galimai buvo padėta labai daug diplomatinių pastangų, kad, reiškia, tas atsakas būtų be eskalacijos ir iš tikrųjų rinka taip ir atreagavo, kad, reiškia, buvo tam tikra panika, kad toks konfliktas tokiam regione jisai paprastai iššaukia, sakykime taip, kaip minimum kainų reiškia, paaugimą, bet šiuo atveju... Kainų paaugimą mums? Praktiškai visai rinkai, prasme, nes tai yra ir logistikos mazgas, tai yra regionas, kuriame išgaunama daugiausiai naftos ir panašiai. Tai šiuo atveju iš tikrųjų pasiekmes pakankamai minimalios, tai yra paaugo iki $90 už barelį ir šiaip dabar jau matosi, kad yra tam tikras atsitraukimas, turbūt, kad sakykime taip, ekspertai tikisi, kad to ir pasibaigs šitas konfliktas. Bet jeigu Izraelis smogs atsakomąjį smūgį, kas tada? Šiaip iš tikrųjų visi neramumai, kurie vyko šitam regione, jie visą laiką pasižymėdavo to, kad naftos kaina kildavo. Ir kildavo labai drastiškai, virš 100 eurų, 120 ir panašiai. Ir tai reiškia, kad kaina 2 eurai gali būti ne rekordas. Tai reikia tikėtis, kad to neįvyks, nes mes ir taip turim pakankamai daug įtampos Rusijos, reiškia, tiekimo apribojimų ir aplamai turėjom visai neseniai energetinę krizę, tai tikrai nesinorėtųsi tokių pasiekmių. Bet be abejo, jeigu kalbėti apie ilgalaikę tendenciją, tai mūsų laukia iš tikrųjų dar iššūkis, tai yra prasidedantis sezonas atostogų, kada vėlgi vartojamas naftos padidėja. Mūsų laukia, reiškia, OPECO, sakykime taip, apmąstymai, kaip reguliuoti tą kainą ir jų, reiškia, tikslas $90–100 už barelį yra pakankamai rimta suma, tai iš tikrųjų gali šiek tiek kilstelti ir kainas degalinėse. Be abejo, stabdis, kuris šiandien dienai, sakykime, tai prilaiko, tai yra besitraukiant į ES ekonomiką. Tai tokioj nestabilumo būsenoje mes ir turime, reiškia, paukas gyventi. Jo. Bet šiai dienai, pavyzdžiui, Lietuvos energetikos agentūra pastebi, kad jau pastarąją savaitę iš tikrųjų kainos degalinių švieslentėse Lietuvoje kyla po truputėlį. Jo, ir čia yra įdomi tendencija, kad, reiškia, kyla benzino kaina, tuo tarpu dizelis šiek tiek pinga. Ir čia turbūt yra tam tikras pasikeitimas, kai dizelis turbūt yra tas kuras, kuris yra aktualus žiemos sezonui, šildymo sezonui. Benzinas galimai dabar šiuo metu yra ta, sakykime, tai prekė, kurios deficitas jaučiamas labiausiai. Ir jeigu tai paėmus, tai ką mes stebėjome, tai kad benzinas augo 5 euro centais, dizelis šiek tiek pigo netgi. Tai
Situacija kol kas pas mus yra labai nebloga, nes kuras pas mus yra pigesnis negu kitose Baltijos šalyse, beje, gerokai pigesnis, ten 20 centų kaina yra aukštesnė ir viršyje €80 ir netgi pigiau negu Lenkijoje, kur lietuviai anksčiau važiuodavo kurą užsipilti. Kas nutiko? Čia aš sakyčiau, galbūt yra dėka to, kad atsirado šiokia tokia konkurencija ir mes matome, jeigu anksčiau mes turėjome vieną lyderį, kuris, reiškia, diktavo kainų madas, tai dabar tokių žaidėjų atsiranda šiek tiek daugiau. Galimai tai, reiškia, prilaiko ir kitų degalinių, ypač tų didžiųjų tinklų, reiškia, apetitus. Tai, bet kol kas negaliu pasakyti, kad tai yra labai tvaru ir kad tai yra amžiams. Vadinasi, taip kaip Lenkijoje rinkimai nieko dėti. Ne. Lenkijoje iš tikrųjų buvo labai smagus laikotarpis. Prieš rinkimus. Kai reiškia, prieš rinkimus, netgi rinkimo metu, ta prasme, buvo tam tikras palaikymas ir buvo netgi siūlomos mažos kainos ir netgi patys Lenkai netikėjo, kad tai bus ilgai ir dėl to važiavo su kanistrom, reiškia, prisipilti. Labai įdomią detalę paminėjot prieš laidą. Koks yra skirtumas tarp brangiausios Lietuvos degalinės ir pigiausios centais? Reiškia, 95 benzinas 14 euro centų arba 9%, dizelis 15 euro centų arba 10%, dujose 15 centų, bet tai yra beveik 27%. Tai iš tikrųjų, pasidairius, pasižvalgius aplinkui, galima iš tikrųjų ženkliai sutaupyti. Ką, labai ačiū, jūs jau atėjote į laidą su paruoštuku mūsų žiūrovams. Savai mes suprantama, kad pavadinimų mes neminėsime, pasiieškokite patys, bet patarimų tikrai išgirdote. Ačiū Jums. Ačiū už pokalbį. Ačiū.